Sveiki atvykę į neurografikos arba išlaisvinančio piešimo pasaulį. Šiandien pradėsime dėkingumo piešinių ciklą. Aš esu Jūratė Rutkauskienė, neurografikos mokytoja, ir kartu eisime dėkingumo keliu. Prieš pradedant piešti, pasirūpinkite, kad turėtumėt popieriaus, ant kurio rašysime, aš pasiėmiau tokį spalvotą, bet galit ir baltą, rašiklį, juodą ar kitos spalvos žymeklį, spalvotus pieštukus ir ramų laiką savo. Ši praktika nėra apie greitą rezultatą, ji apie būseną. Dėkingumą išgyvename pamatę tobulą pusiausvyrą ar dieviškąją tvarką bet kurioje savo gyvenimo srityje. Kai pagaliau pradedame suvokti pagrindinius visatos modelius ir tvarką, tampame sklidini gerumo ir dėkingumo. Kiekvieną kartą būdami dėkingi už ypatingą kūrinį, vadinamą mūsų esybę, už savo kūną, už gyvenimą, mes žengiame dar vieną žingsnį link galimybės išnaudoti didžiąją savo galią ir įgyvendinti tikrąjį likimo skirtą tikslą šiame gyvenime. Tie, kurie būna dėkingi, sulaukia daugiau malonių ir galimybių įgyvendinti savo svajones nei tie, kurie nejaučia dėkingumo. Tai paprastas dėsnis, tačiau jis gali pakeisti jūsų gyvenimą. Dėkingumas yra raktas į tobulėjimą ir pilnatvę. Jei kam nors įteiktumėte dovaną, o jis tiesiog ją atsainiai apžiūrėtų ir nė nepadėkojęs numestų, ar ką nors jam vis dovanotumėte toliau? Žinoma, ne. Ir visata reaguoja taip pat. Mes sukurti laikantis visatos dėsnių ir jie elgiasi taip pat, kaip mes, tik mastai didesni. Visata dovanoja savo dovanas tiems, kurie jas labiausiai vertina. Jei nesate dėkingas už tai, kas jums duota, kodėl visata turėtų duoti daugiau? Ir dar vienas labai svarbus momentas. Ar pastebėjote, kad kuo labiau savo dėmesį nukreipiate į negatyvias aplinkybes, tuo daugiau nemalonių įvykių vyksta aplinkui. Tarsi jūs juos pritrauktumėte. O gal pavyzdžiui, jau seniai esate susipažinę su neurografika, piešite algoritmus, finansų, santykių ar kitomis temomis, tačiau jūsų norai neišsipildo arba tai vyksta ne taip greitai, kaip norėtųsi. Dėkingumo algoritmas tai įrankis, kuris padės išeiti iš neigiamų įvykių srauto. Šis algoritmas jums tiks, jei norite išspręsti kokią nors gyvenimo situaciją, arba net jei dažnai sergate, jei turite skolų ar kreditų, jei su jumis elgiamasi neteisingai. Prašau parašyti savo norą ant lapo. Vat štai aš parašiau datą, yra 14 iššūkio diena ir tema dėkingumas sau. Jūsų noro apmąstymas leidžia sutelkti sąmonę ir nukreipti energiją norimo rezultato pasiekimui. Negalima neurografikoje piešti tiesiog, be krypties. Mes būtinai sprendžiame kažkokį klausimą piešdami savo piešinuką. Šiandien mes piešime dėkingumo sau linkme. Neurografikoje vienu žodžiu arba dviejų žodžių junginiu apimame didžiulį spektrą gyvenimiškų aplinkybių. Prieš pradėdami piešti dar padarysime kartu su manimi pratimą 20 žodžių per 2 minutes. Kryptį trumpai ir tiksliai nusakoma vieno žodžiu arba trumpa fraze, kaip pavyzdžiui šiandien dėkingumas sau. Parenkamas raktinis pats svarbiausias užklausimo žodis. Plačiau mes kryptį atskleidžiame, kai rašome 2 minutės žodžius. Ir dabar rašysime dėkingumo žodžius sau, už ką esame sau dėkingi. Priminsiu pratimo atlikimo taisyklės. Rašyti reikia greitai, nespėjant mąstyti, užrašome visas mintis. Mums svarbu aktyvuoti visus su pasirinkta sritimi susijusius neuronus. Žodžiai gali kartotis. Aš dabar nustatysiu 2 minučių laiką. O jūs rašote 20 ar daugiau žodžių, kurie jums ateina į galvą. Žodžius rašome laisvai,
Galima rašyti didžiosiomis arba tik mažosiomis raidėmis. Tiesiog mes stengiamės iš šių žodžių jau sukurti pirmąją kompoziciją. Kai kurie žodžiai gali būti stambesni. Taigi, pradedame ir rašome dėkingumą sau. Jau minutė daugiau praėjo. Irgi, mielieji, po truputėlį baigiam rašyti. Skaičiuojam žodžius, kiek mes parašėme. Pažvelkite, kokie skirtingi žodžiai. Suskaičiuokite žodžius. Jei jų yra mažiau nei 20, rašykite toliau. Tiesiog sustabdykite video ir parašykite, kad jų būtų 20. Jei jūs parašėte mažai žodžių, tai reiškia, kad jūs neleidžiate savo atlikti laisvų veiksmų. Jūs visada kontroliuojate save ir galvojate. Jeigu jūs parašėte daugiau nei 20 žodžių, tai reiškia, kad tarsi radote prieimo į savo pasąmonę vietą ir jūs pasitikite savimi. Pradžioje yra labai svarbu nusiteikti pamąstymui rūpimą kryptimi, kad mūsų neuronai įsijungtų į darbą, kurį netrukus pradėsime piešti. Todėl dabar jūs pagalvokite apie savo kryptį, apie tai, ką jūs pasirinkote. Ir iš parašytų štai šitų žodžių įsirinkite nuo 7 iki 9 žodžių arba frazių, kurie jums yra svarbiausi. Ir tiesiog juos pasibraukite. Ir dabar aš taip pat ieškau, kas man buvo svarbiausiai. Už ką aš esu dėkinga sau. Taip, 1, 2, 3, 4, 5. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man užteks 7. Taip, ir tiesiog pasibraukite. Jeigu kažkam norisi, galit jūs juos susinumeruoti, kuria tvarka mes juos piešime, bet tai nėra svarbu. Ir dabar pasidedame šios žodžius šiek tiek į šoną
nes mums jų dar prireiks. Ir paimkite, rašiklį taip pat, paimkite baltą piešimo lapą, ant kurio piešite. Aš visada siūlau užsirašyti blogoje pusėje datą, tai yra šiandien 25.12.21 diena, 14 iššūkio diena, tema dėkingumas sau. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, galite žodžius rašyti ir ant tos blogosios balto lapo pusės, ant kurio piešinuką piešim. Tai visiškai nesvarbu. Bet aš rašau ant atskiro lapo. Taigi, mūsų padėtis šiandien bus vertikali. Ir dabar į šią erdvę mes piešime dėkingumo apskritimus, kurių reikšmė neurografikoje yra labai svarbi. Apskritimas tai saugumo, harmonijos ir užbaigtumo simbolis. Jis atspindi vientisumą, visumą, priėmimą ir meilę sau. Piešiant apskritimą aktyvuojamas ramybės, stabilumo ir vidinės pusiausvyros jausmas. Prašau pažiūrėti, kaip aš tai darau. Ir dabar piešinuko centre aš piešiu apskritimą. Piešiu taip, kaip man išeina. Taip. Tai aš. Ir apskritimo centre nupiešiu širdutę. Vat štai. Tarsi įpiešiu mano apskritimui gyvybės. Archetipiniu lygmeniu širdis simbolizuoja gyvybės centrą ir meilę sau, sielos buveinę, ryšį tarp dvasinio ir materialaus pasaulių. Dabar pažiūrėję į pabrauktus žodžius, kiekvienam iš jų piešime po apskritimą. Apskritimų piešimas vietas pasirinkite pagal nuojautą. Apskritimų dydžiai taip pat gali būti įvairūs, apskritimai gali vienas ant kito užeiti. Tokiu būdu mes visą dėkingumą perkeliame į piešinį. Pažiūrėkite, kaip aš tai darau. Taigi aš pasirenku pirmąjį savo šiemet su savo mokytoju Salrachele buvo nuostabūs susitikimai, už ką aš savo dėkoju, kad aš į juos ėjau. Ir piešiu apskritimą. Kitas, už ką dėkoju, tai už koučingo diplomą, estetinio koučingo diplomą. Taip, vat štai užeina. Dėkoju savo už ryžtingumą, kurio man reikia kasdieną. Dėkoju savo už norą pažinti save. Taip pat dėkoju už džiaugsmo festivalį, kurį mes su draugėmis, su bičiulėmis rengėme ir kuris atnešė tiek mums, tiek kitiems tikrai didžiulį džiaugsmą. Taip pat dėkoju savo už norą ir dvasinį augimą. Norą tobulėti. Ir dėkoju savo už žolynus,
už jų rinkimą, už tai, kad žmonės gali pagerinti savo savijautą, savo sveikatą mano žolynų pagalba. Tai štai. Ir tiesiog pasirinkite ten, kur jums norisi ir nupieškite tiek apskritimų, kiek jūs pasibraukėt žodžių. Ir dabar tokiu būdu mes visą dėkingumą perkeliame į piešinį. Ir mes dabar pradėsime darbą. Neurografinę liniją pravesime per kiekvieną nupieštą širdutės ir apskritimo išorinę liniją. Jūs galbūt pastebėjote, kad praktikos atlikimo metu jums į galvą ateina kažkokie prisiminimai, kažkokie išgyvenimai. Taip pat jūs galite pajusti kažkokį kūno atsaką, energijos antplūdį arba šilumą, karštį, šiurpuliukus. Aš pradėjau nosimi šnirpščioti. Ir tai yra normalu, kadangi mes nepaprastai piešiame, o dirbame su savo neuronų jungčių projekcija. Visas mūsų kūnas, sąmonė ir pasąmonė įsijungia į šią eigą. Kiekviename neurografikos algoritme yra ne tik gražus piešimas, bet ir psichologinis temos apmąstymas. Neurografika tai ypatingas įrankis, padedantis patekti į tėkmės būseną, pasitikėti šią akimirką ir gyvenimu. Išlaisvinanti linija yra viena iš svarbiausių jos savybių, kuri mus veda ten, kur nesitikėjome. Tačiau būtent ten slypi nauji sprendimai. Na štai, aš baigiu pravesti neurografinės linijas per visus apskritimus ir keliausime toliau. Piešinukas tarsi atgyja, tarsi įgauna dar daugiau gyvybės. Dabar kiekvieną savo piešinuko apskritimą užpildysime neurografinėmis linijomis. Linijas galite vesti bet kuria kryptimi, pagal nuojautą. Ir nuo kurios figūros pradėsite piešti, taip pat nėra svarbu. Leiskite linijai pradėti judėti. Linija nėra apie jūsų norus. Ji apie tai, kas jau yra jūsų gyvenime. Jei linija sustoja, priimkite ir sustojimą. Čia piešia ne protas. Čia piešia jūsų patirtis. Kiekviena išlaisvinanti linija savo nenusakomais vingiais atneša naujus sprendimus, naujas galimybės mūsų aplinkybėms. Dabar mes duodame savo sąmonei galimybę paieškoti kažkokių naujų permainų, naujų sprendimų. Pažvelkite, kiek daug pas mus atsiranda neurografinių arba išlaisvinančių linijų. Ir kiekviena linija atneša naują energiją mūsų aplinkybėms. Kai kur iš karto galite linijas pastorinti. Nesijaudinkite, jeigu neprisimenate, kokia buvo apskritimo reikšmė. Mūsų pasąmonė viską užfiksavo. Ir stebėkite, kad linijos būtų takios. O dabar mes su jumis pradėsime apvalinti, sušvelninti visus kampus, visus aštrumus, kurie pas mus atsirado piešinyje. Pažiūrėkite, kaip aš tą darau. Man kažkodėl norėjosi apvalinti pradėti nuo apatinio apskritimo.
Jūs pradėkite, pasirinkę bet kurį apskritimą pagal nuojautą. Į visus kampus mūsų protas reaguoja kaip į pavojų. Kuo mes daugiau kampų suapvaliname, tuo mes daugiau viduje nusiraminame. Kai mes įsprendžiame konfliktą lape, tas konfliktas įsisprendžia ir mūsų galvoje. Ir kiekvieną kampelį, aš dar beveik per kiekvieną liniją pravedu dar kartą, tarsi suteikiu jai dar labiau daugiau lankstumo, dar daugiau takumo. Dabar labai svarbu būti atidiems ir atlaidiems savo. Suprasti, kad mes esame tokie, kokie esame. Ir kai dabar apvalinate, įsivaizduokite, tarsi glostote save. Priimate save tokį, koks esate dabar. Ir pasakykite savo, su tavimi viskas gerai. Su tavimi viskas tvarkoje. Tu šaunuoli, tu šaunuolis. Aš esu be galo dėkinga tau. Galite nebūtinai užbaigti, apvalinti kažkurią figūrą pilnai, galite vieną apskritimą, kitą apskritimą. Man labai atidžiai norisi širdutę suapvalinti, tarsi dar labiau daugiau meilės jai skirti. Apgaubkite save meilę. Duokite savo palaikymo. Nuolatinėme savo skubėjime dažnai apie tai pamirštame. Dažnai mes iš savęs reikalaujame kažkokių didžiulių planų įgyvendinimo. Galite piešinuką truputėlį pasidėti iš toliau pažvelgti, kai suapvalinsite, nes kartais iš toliau pasimato kažkoks tai dar aštresnis kampelis, kažkokia tokia linija, kur norisi dar labiau jai takumo. Tiesiog pažvelkite iš toliau į savo piešinuką. Ir dar yra viena taisyklė, kurią aš vis primenu ir šiandien noriu priminti, kad aš labai rekomenduoju piešinuko nepalikti, nedaryti pertraukos, kol mes nesuapvaliname visų kampų. Ši taisyklė, ši rekomendacija yra dėl jūsų pačių saugumo, nes kartais gali kilti labai stiprus kūno atsakas. Ir vėlgi, jeigu mes jaučiame labai stiprų kūno atsaką, gerkime vandenuką, galime nustoti piešti ir giliai pakvėpuoti ir apvaliname. Tiesiog, kai aš vedu dirbtuvėlės, tai jeigu kažkokie tai labai tokie aštrūs kūno pojūčiai būna, tai aš tiesiog parodau vietas, kurias dar ir dar reikia apvalinti. Nes kai mes suapvaliname, mes įsprendžiame konfliktą. Na štai ir mano piešinukas vis gražėja. Kai kur pastorinkite savo linijas. Padarykite linijas dar daugiau lanksčiomis. O kokių aš dar turiu galimybių? Aš tarsi noriu savo aplinkybėse jas pamatyti. Kuo jūs atidžiau, dėmesingiau suapvalinate, tuo jūsų linijos yra lankstesnės, tuo mažiau išgyvenimų liks piešimo pabaigoje.
Jūs tarsi pašalinate visus šiuos aštrius kampus iš savo aplinkybių. Kai jūs ateisite į mano vedamus mokymus, žinoma, jūs išmoksite apvalinti taip minkštai ir dėmesingai, kad visos jūsų problemos išsispręs, nupiešus pirmuosius piešinukus. Jeigu apvalinant kažkur yra tokie labai maži tarpeliai, kur jau tiesiog reiktų labai plono žymeklio, juos suapvalinti. Juos paprasčiausiai paimkite ir užtušuokite juoda ar kita spalva, kad neliktų tokių aštrių kažkokių kampų. Tai va taip galima taip pat išspręsti, kur pasitaiko visokie tokie maži kampiukai. Mes kiekvieną dieną prisiminkime padėkoti savo. Dėkingumas yra raktas atveriantis širdies vartus ir leidžiantis skleistis meiliai ir įkvėpimui. Neurografika labai gilių apmąstymų eiga. Ir daugumai piešiančiųjų išlaisvinančius piešinius ji duoda vidinį pasitenkinimą. Tarsi mes turėtumėme galimybę labai kruopščiai, labai giliai padirbėti pasirinktą kryptimi, pripildyti ją savo meilę, sušvelninti visus kampelius, palaikyti save šiuo momentu. Bet pradėjus piešti pas jūs gali atsirasti kažkokie negatyvūs išgyvenimai, emocijos, mintys, apie ką mes kalbėjome anksčiau. Ir tai yra normalu. Tai reiškia, kad jūsų neuronų tinklai yra sužadinti, neuronai dirba ir duoda jums visas žinias pasirinktą kryptimi. Ir visi jūsų išgyvenimai, mintys ir emocijos ateina ne dėl to, kad jūs dar daugiau išgyventumėt, o tam, kad mes viską suapvalintume ir juos išspręstume. Kad būtų patogiau, jūs galite apsukti piešinuką ir kad būtų tiesiog patogiau apvalinti, nes visiškai nesvarbu, kaip piešinukas atsuktas, ar aukštyn, ar žemyn, tiesiog pažiūrėkite, kad jums būtų patogu. Vis tik būkite dėkingi už tai, kad savo kelionėje pasiekėte tašką, kuriame esate dabar. Esate pasirengę gilesnėme lygmenyje suprasti, kokia yra gyvenimo prasmė. Esate pasirengę atverti savo protą ir širdį naujiems suvokimo būdams. Juk bet kam pasakytum, kad štai šitas iššūkis yra 21 piešimo diena, kad kiekvieną dieną pieši, kiekvienas piešiam pagal savo galimybės, ar valandą, ar 2 valandas, kaip kam, ar pusvalandį, visiškai nesvarbu, bet galbūt žmogus kitas per savo visą gyvenimą tik kelias valandas sugeba skirti laiko savo. O čia tikrai mes esame labai šaunuoliai, kad priėmėme tokį iššūkį. Neurografika yra ypatingas metodas tuo, kad žingsnis po žingsnio keičiasi ne tik mūsų neuronų tinklai, mūsų įprastos mintys, tačiau keičiasi ir išnyksta mūsų vidiniai ribojimai. Ir mes piešinio lape galime matyti, kaip vyksta šie mūsų gyvenimo pokyčiai. Ir mūsų piešinys tarsi atgijo. Tapo panašus į energijos srautus ir keliantis mums žymiai daugiau teigiamų jausmų. Tiesa? Dar dažnai žmonės dėkingumą maišo su pakilia nuotaika.
Tačiau tikrasis dėkingumas ne ką bendro teturi su tomis laikinomis laimės ar pakylėjimo akimirkomis. Tikrasis dėkingumas yra tyli vidinė ramybė. Kai esate išties dėkingas, kai suvokiate dieviškąją tvarką ir nenorite nieko keisti. Dažnai, kai aš vedu gyvas dirbtuvėles, mes kai pradedame apvalinti, tarsi mūsų grupė nutyla ir kiekvienas pasineriame į savo tą vidinį darbą. Ir va ta tokia tyla nuostabi, ji tiek daug atveria galimybių, pajautimų. Aišku, nepamirškite ir jūs stebėti savo kūno atsaką, stebėti, kaip jis jaučiasi, stebėti savo mintis, stebėti savo emocijas. Aš kiekvieną dieną stengiuosi pradėti ramiomis bei tyliomis rytmetinėmis akimirkomis. Ir tai leidžia man išvengti sumaišties, kuri tyko mūsų dieną. Iš ryto aš sustiprinu savo kūrybinės jėgas ir padėkoju už gautus palaiminimus. O jie gali būti patys įvairiausi. Kartais rytinis kaimynių stirnų pasisveikinimas, primenantis, kad viskas gamtoje ir mūsų aplinkoje yra susiję. Kartais paukščio giesmė, kartais tyras ryto rasos lašas, tviskantis kaip krištolas ant medžio šakelės. Na štai ir taip smagiai bemastant, baigėme suapvalinti jau beveik visus kampelius. Jeigu jūs nespėjate, galbūt jūs ne taip greitai piešiate kaip aš, nes tam taip pat reikalinga praktika, jūs tiesiog sustabdykit video ir baikite apvalinti visus kampelius. Nieko tokio, jeigu vėliau pažvelgę į piešinuką pamatysit kažkur nesuapvalintus kampus, jūs visada galite sugrįžti prie piešinuko, nes netgi man jau atrodo akis kaip ir įgudus, kartais po kurio laiko akį pritraukia kažkoks aštrus kampas. Ir kartais tas aštrumas būna vos matomas. Bet jeigu mano žvilgsnis užkliuvo už tos vietos, vadinasi, dar yra kažkas, kas mane jaudina toje situacijoje. Ir aš visada stengiuosi tokius pastebėtus kampelius suapvalinti, išgludinti, išglostyti, nes tai yra mano vidiniai konfliktai. Ir jie bus tol, kol aš jų neišspręsiu. Na štai, piešinukas vis labiau ir labiau man patinka, nes dėkingumo tema iš tiesų yra labai nuostabi ir ilgesnį mes, kai laiką piešim, mes tą patirsime. Mūsų piešinyje liko nepaliestų vietų, kur nėra neurografinių linijų.
Dabar ir šias vietas užpildykime išlaisvinančiomis linijomis, kurios sustiprins mūsų nupieštą kompoziciją. Ir mes su jumis fone nupiešime linijų, kurios tarsi padės mūsų kompozicijai. Juk dažnai gyvenime mums trūksta palaikymo. Mūsų apima jausmas, tarytum mes esame likę vieni su savo klausimais. Linijas galite vesti bet kuria jums patinkančia kryptimi. Galite piešti visiškai naujas linijas. Galite tiesiog pravesti tolyn apskritimuose esančias linijas. Kai mes nupiešėme kompoziciją, šiame algoritme kompozicija mūsų buvo apskritimai, tai tarsi mūsų atvaizdas piešinyje ant lapo. O fonas piešinuko yra mūsų aplinka, mūsų sociumas, kuriame mes gyvename. Ir mes piešdami ir užpildydami foną neurografinėmis linijomis tarsi išnešame savo tą pokyčio žinutę į aplinką. Tarsi mes pasakome aplinkoje, štai, aš esu toksai, jau kitoks, pasikeitęs, su savo naujomis mintimis, su savo naujais tikslais. Priimkite mane. Ir tada tiesiog aplinka pradeda kurti visiškai naują jūsų gyvenimo scenarijų. Dabar savo piešinyje mes turime galimybę sukurti mums reikalingą palaikymą ir žinoma visus susikirtimus, nupiešus neurografinės linijas, kurie atsiranda jų naujai nupiešus, paskui reikės suapvalinti. Dabar mes kartu su jumis sukuriame naujus neuronų tinklus apie tai, kad gyvenimas, mūsų supantys žmonės, visata, arba pavadinkite taip, kaip jums patinka, rūpinasi ir palaiko šį pasaulį. Aš esu ne vienas jame. Visada atsiras kažkoks pasakymas iš šalies, kažkokia mintis, kažkoks sprendimas. Visada atsiras geras žmogus, kuris reikiamų laikus bus reikiamoje vietoje. Sukurkit palaikančią erdvę. Kiekvieną dieną atsikėlę ryte ar vakare prieš eidami miegoti, skirkite šiek tiek laiko ir pagalvokite, už ką galite padėkoti. Pripildykite savo dieną dėkingumo. Dėkingumas jūs ves ne tik dvasinių ieškojimų keliu, bet ir padės kuo geriau išnaudoti savo proto galimybės. Tiesiog užduokite kasdien savo klausimą, pamastykite, už ką šiandien galite padėkoti ir ką mylėti. Na štai, ir mano piešinuko fonas susipildo daugybę išlaisvinančių linijų. Ir dabar, kai baigsime užpildyti foną linijomis, tiesiog pajauskite, kada jau tų linijų jums bus gana, mes turėsime visus kampelius suapvalinti. O suapvalinus pereisime prie kito labai smagaus ir svarbaus, malonaus piešimo etapo spalvinimo. Spalvas mes parinksime intuityviai.
aš jau baigiu suapvalinti visus kampelius. Pasitikrinkite ir jūs dar kartą, ar visi kampeliai suapvalinti, ar neliko piešinyje aštrių vietų. Tiesiog žvilgsniu pereikite per visą piešinuką. Ir kai pabaigsite, pereikite prie spalvinimo. Spalvas pasirinkite pagal nuojautą, pagal širdies pasirinkimą, pagal tai, į kurias spalvas tiesiasi jūsų rankos, pagal tai, kokia spalva jūs įkvepia savo užduoties realizacijai. Arba ta spalva jūs ramina, arba atvirkščiai spalva jūs motyvuoja sėkmei darbuose. Pasirinkite spalvas tokias, kokios jums patinka ir spalvinkite. Tegul spalvos tarsi teka iš vieno narelio, fragmento į kitą. Ir kiekvienos spalvos įneškite į savo piešinį iki pajautimo gana. Ši eiga neįtikėtinai mus žavi. Spalvinimo metu, kaip taisyklė, mus palieka kažkokios neaiškios mintys, mes dar labiau atsipalaiduojame ir tampame panašus į mažus vaikus, kurie su užsidegimu tarsi įneša į savo piešinį spalvą. Tai momentai mūsų vidinės tylos. Tylos mūsų galvose, mūsų mintyse. Iš tiesų ateina kažkokie mūsų klausimų sprendimai. Ateina tai, ko mes anksčiau nematėme, nepastebėjome, bet stengiamės rasti logiškus atsakymus apmąstymų keliu. Dabar šie atsakymai tiesiog gali gimti tyloje. Nereikia jų specialiai ieškoti, tiesiog tęskite spalvinimą. Ir darykite tai su malonumu. Pabandykite spalvinant jausti malonumą ir pasitenkinimą. Stebėkite, kaip tarsi išskrenda visos jūsų mintys ir jūs tarsi pasineriate į didelio susikaupimo būseną atmerktomis akimis. Aš taip pat jau netrukus pradėsiu spalvinti ir sulik kiekviena spalva į galvą tarsi ateina jų reikšmės. Tikiuosi, kad ir jūsų emocijos šiuo metu bus teigiamos. Spalvinsime spalvotais pieštukais arba žymekliais.
Dabar jums noriu paaiškinti dar vieną labai svarbią mūsų piešimo ypatybę, tai palaikymo linijos. Pažiūrėkite, kaip aš jas piešiu. Mes jas piešime ir kiekviena ši linija pasižymi ypatingomis savybėmis. Ji tarsi duoda mums palaikymą, duoda daugiau energijos, duoda mums įkvėpimą, kad mes patikėtumėme savo sėkme. Pažiūrėkite, kaip aš jas piešiu, po to nupieškite jas savo piešinyje. Piešiame jas storesnių žymeklių. Palaikymo linijos pas mus praeina per visą piešinį ir mes nukreipiame šias linijas iš apatinio kairiojo kampo viršutinį dešinį kampą į ateitį. Tai rodo mūsų augimą. Mes galime piešti jas per jau esančias linijas arba pravesti naują išlaisvinančią liniją ir ją pastorinti. Ir kiekviena tokia palaikymo linija sustiprina mūsų piešinį, sustiprina mūsų naujus neuronų tinklus. Kiekviena palaikymo linija atveria mums naujų galimybių srautą, tėkmę. Ir mus tarsi suderina su aplinka, su pasauliu. Ir nuo šio momento mes pradėsime pastebėti vis daugiau ir daugiau galimybių mūsų temos išsipildymui ir norimo tikslo pasiekimui. Palaikymo linijų gali būti ne viena, keletas. Stebėkite, kiek jums norisi nupiešti. Man šiandien norisi vienos tiesiog tokios ryškios linijos. Mano linija labai natūraliai pabrėžia spalvų srautus. Palaikymo linijos tarsi panašios į upes, kurios maitina vandeniu, tai yra energija visą mūsų piešinuką. Kai nupiešite palaikymo linijas, būtinai vėl suapvalinkite visus kampus. Kadangi aš piešiu akvareliniais pieštukais, tai kur man sunkiai dengia žymeklis, nes akvareliniai pieštukai uždeda tokį tarsi riebalinį sluoksnį, bet tada aš dar antrą kartą užtušuoju ir tada palaikymo linija gaunasi graži, vientisa, nes piešiant palaikymo liniją žiūrėkit, kad nebūtų aštrių štrichų, kad būtų ji taki ir minkšta. Palaikymo linijos formuoja pas mus neuronų tinklus, susijusius su pasitikėjimu savimi, su pasitikėjimu saviverte. Jūs tiesiog galite savo mintyse pasakyti, aš esu tau dėkingas. Ir tarsi visas pasaulis man padės pasiekti savo tikslą. Ir galbūt kai kas gali sakyti, kad tai kažkokia savitaiga. Ir tame yra šiek tiek tiesos. Iš tiesų mes sukuriame naujus neuronų tinklus, įteikdami juose sėkmę, įteikdami juos norimo tikslo pasiekimui. Ir ten, kur seniau sakėme, kad mums nepavyks, kad tai ne apie mane, dabar sukuriame visiškai naują mąstymą, atsiveriame tam, kad pamatytume galimybę savo norimam tikslui pasiekti. Ir tai jau pusė darbo siekiant savo tikslų. Dabar atkreipkite dėmesį, kaip pasikeitė jūsų vidinė būsena. Galbūt vos pastebimai, bet į tai atkreipkite dėmesį. Ir dabar, kai jūs žvelgiate į savo piešinį, jaučiate daugiau teigiamų emocijų ir daugiau teigiamų minčių susijusių su jūsų tema dėkingumu. Ir sutikite, dabartinis jūsų piešinys visiškai nepanašus į tą, kuris buvo pradžioje. Labai svarbu mums suprasti, kad nebūtinai iš karto, jau šiame momente bus didelis pokytis, nors gali būti ir taip. Aš nesakau, kad neurografika tai burtai ir tarsi burtininkė mostelėjusi stebuklingą lazdelę išpildo jūsų norus. Aš sakau apie jūsų vidinių būsenų pasikeitimą. Apie mūsų neuronų tinklų ir mąstymo pokyčius. Ir pavyzdžiui, žmogus, kuris net nesusimąstė apie tai, už ką gali 100 kartų per dieną dėkoti,
po truputį tai pradės daryti. Ir mes piešdami padarėme viską, kad atsivertumėme šių naujų veiksmų srautui. Ir kai baigsite apvalinti, pereisime prie dar sekančio neurografikos piešinuko piešimo žingsnio. Ir dabar mes jau pasiruošę užtvirtinti savo naują būseną fiksacijos figūrą. Pažvelgę į savo piešinį, pabandykite pajausti tą vietą, kurioje norėtumėte ją nupiešti. Aš išryškinsiu centrinį savo apskritimą. Ši būsena yra tas pirmasis pokytis, kurį mes pajuntame. Tai dar vienas išlaisvinančio piešimo žingsnelis, vadinamas užtvirtinimo arba fiksacijos figūra. Savo naują santykį su tema mes užtvirtiname arba fiksuojame naujų vaizdų, naujų pavidalų ir piešiame apskritimą vaizduojantį darną. Tai gali būti nebūtinai taisyklingos formos apskritimas, tiesiog apvali uždara figūra. Labai svarbu nupiešti būtent apvalią figūrą, darnią, kuri sustiprins mūsų išteklius ir teigiamas mintis. Kai nupiešite šią figūrą, būtinai vėl viską suapvalinkite. Kruopščiai sujunkite su kiekviena linija ir mintyse savo pasakykite: aš priimu savo naują būseną. Aš pripažįstu dabar, galbūt nepilnai dar suprantu kiekvieną algoritmo žingsnelį, kuriuos mes pilnai išsiaiškiname kurse neurografikos pradžiamokslis. Galbūt man dar nesuprantama, kaip aš galiu kurti naujus neuronų tinklus, bet aš akivaizdžiai jau matau naują rezultatą savo lape, savo piešinyje. Aš pasitikiu savo akimis, savo pojūčiais, savo emocijų pokyčiais. Aš jaučiu didžiulį dėkingumą savo. Ir užbaigę piešinį, dar padarykite pratimą 20 žodžių per 2 minutės. Priminsiu pratimo atlikimo taisyklės. Rašyti reikia greitai, nespėjant mąstyti. Užrašote visas asociacijas, visas dėkingumo mintis. Žodžiai gali kartotis. Nusistatykite 2 minučių laiką ir parašykite 20 ar daugiau žodžių, kurie ateina jūsų minčių išraiška. Žodžius rašome laisvai, galime rašyti didžiosiomis arba tik mažosiomis raidėmis. Tiesiog mes stengiamės iš šių žodžių sukurti kompoziciją. Kai kurie žodžiai gali būti didesnio dydžio. Parašę, palyginkite su tais, kuriuos rašėte anksčiau. Suskaičiuokite žodžius. Jei jų yra mažiau nei 20, rašykite toliau. Šis pratimas bus paskutinis algoritmo piešimo žingsnelis. Prisiminkite, kad kiekviena jūsų dėkingumu užpildyta diena yra viso jūsų gyvenimo miniatiūra. Viena diena tarsi atspindi visą gyvenimą. Mes taip stengiamės sukurti savo ateitį, kad pamirštame atskiros dienos vertę. Bet mūsų ateitis priklauso būtent nuo to, ką darome šiandieną. Aš irgi jau baigiu piešti piešinuką ir taip pat eisiu parašyti žodžius. Ir užbaigę, padėkokite savo už tai, ką sukūrėte. Už tą didžiulį mūsų padarytą darbą einant dėkingumo keliu. Aš labai mėgstu dažnai sakyti, rezultatas mažas, o dėkingumas turi būti labai didelis. Iki kitų mūsų susitikimų. Neurografika įkūnija
grožį ir darną.